Labas. Ką begyveni? Seniai besimatėjau, ne? Tai į mon bitinėlį atėjo lapkritį mėnų. Vaizdėlis bitinė. Va toks. Beržinėlis jau beveik be lapų. Šoku dabar į savo bolidėlį, įvarysiu parsivežti švarių išdezinfekuotų rėmėlių, iš katrų išlydę vašką. Reiks jaučiu sukti durės, varom. Pirms reisėlis susukts, avensiuks šitą pilns. Da, čia ir biški priekėda. Nefilmavau, kažkaip neapturėjau laiką, ką vežiau tus rėmus lydyti. Pėlin durėse buvo prikrauti mašintą rėmų ir da tok didžiausi maišą. Atakučia, visoks vašką laužus ir da kakuliau daunelį. Nuo daunėlis ten irgi vašką lik. Maunu išsikraunu ir varavo antrą reisą. Matysiam, parodysiu, kiek čia to vašką man prilydė. Tai va, ir iš viso turėm 30 gražaus, geltonos, kvapnos kilogramų vašką. Katrau tikiuos paversti į super duper gražis natūralaus bičių vašką žuvakis. Katras jūs visas išpirksit. Nes man tas malnoms kainavo 205 eurų. Nu, sakyčiau, kaip ir visai apsimok. Nerek teriotės, nerek turėti kažkokios įrangas nusipirkus. Išdezinfekuon rėmelius. Pakol kas normalia. Aišku, jeigu jau reikėtum atmojuoti kokį 1000 eurų, nu tada jau susimastyčiau apie įrangas pirkimą. Varo dabar pasirukusiau apie situaciją bitinį. O situacija bitinė yra tokia, ką visur esu sudėjęs šitą nuo pelių į žiurkių tus tinklelius. Iš draugėlį pasiėmiau polisteroliniams vada tukštas narvus. O aš turiu dar vienčią polisterolinį, ant sibiški didesnis, tai nežinau, reiks kažkap pačiam pasidaryti aplinkų narvą, apsukti nuo paukščių, nuo žiurkių. Šitą jau biškį pradėjus lesti to mon polisterolinį. Topu dabar kapoks tupeks prie glėlis. Aš nebeprisimenu, buvau minėjęs praeitam video, kad žodžiu nuvedžiau, paruošiau 22 šėjimas žeimuoti. Tada pagydėjau, pamaitinau ir įdėjau vaistų. Po vaistų įdėjom, po 3 savaičių atėjau patikrinti ir iš tų 2 draugėlį polisterolinių avilių betelis išskreda, ne vienos. Toš avilis. Tai žodžiu, problema su erkėm ir tuo pat kartą, ką patvariau patikrinti, veizėjau koks erkių kritims, tai didoks. Tada nuvaliau, ten esu rodęs, dedas tokį plokštelį, nuvaliau, tas erkis žuvus nuvaliau, vėl įdėjau, po 2 savaičių atvariau dar ir prikritus. Tai dar šiom dienom reiks su oksalų tirpalu nupėlti. Tikėjausi šias pafilmuoti. Končiada. Nu niek, rudenėlis. Ir tikriausiai dabar
veizėsiam kaptau oksalėlį pilu. Lapkrit kažkeliolikt, laukiau saulėlis, turi šitą užsitaisys patermozą. Vandenėlis įšilts, čia ką bitininkavim grandą nesupyktom, tai tikra šalta nepėlsiu, nešaldysiu tų bitėlių. Tau pač nusimsiam senus vaistus, jeigu jas prigauti. Tai stebėkit, ką prakala vyksta. Čia pes po 2 tuikštas jaustelis įdėjus, tai kitur matyta nusinų stūmus į apač, kitur vien šitas išėm, bet daugumą kur po 2 išėmiau, nes jau tus didžius savilsias sugydys. Tai visų čia nesižygiausiam, tiksliau, visų jums nerodysiu, kaip čia pyliuoju. Tas pats per taupą ten. Einam dar kai ko aptarsiam. Nors aptarims dabiškai palauks. Esu gidėjęs apač plokštelį, ką pasiveizėt erkių krentamom. Tai gali parodyti. Nu ir va, ir prikritus. O aš jau čia antrą kartą. Buvau nuvalsinu, tai aš tava. Va tai tokį blizguliuką rodė. Ir tos bestės erkis, kur visą protą čia knasa mum. Tai aš anau dabar nusivalysiu. Nusivalau, vėl įkėšiu. Įveizėsiam oksalo rūgštis kažkiek mačiai. Va, švarus. Grūdam atgal. Hoba. Ledas. Atmoviau šitą po porą savaitėlių. Pirms toks rimtesnis minusėlis. Šalta. Veizam, kon čia turi. Vieną kitą ir kėlį matau. Šitą va, prie mano nagelį. Nu, bet jau nebe tiek daug tų erkių. Rasti oksalo rūgštis, ką laistau silpniau veik. Arba rasti sumačyti tai prieš tai vaistą, į niek čia nu beveik nebėra. Tai reik tikėtis geriausiai, į kad tų zarazų čia nebėra. Gerai, keliamės vėl į. Norėjau aptarti vada tuštas. Atsimenat, čia kažkuriam video rodžiau, kad dėjau tokis kapsilikoninę kažkoks tinklėlis pikėjau rinkti. Nu, tai buvau uždėjęs į to vasaros eigo tep. Nu, tep atrodo, nu, bišk pikion, biškų. Truka čia daug nebus. Nu, tai aš ant nusėmiau, ką žeimojimo ruošiau, pasidėjau. Trubo šalta ir, nu, galvoju, čia vien klein parašką nor, ar galvoju kažką išsiimti. Tai šalt trubo buvau, tas piks kėts, pasėmiau maksiminį popierinį maišą, įsidėjau, čiuk, susisuka, čiuk. Nu, ir pribirėjai, kiek aš, nu, čia turiu, 13 jau turiu, nu, 200 gramų. Nu, nežinau, esu patenkins,
pirkinaus gers, dėsim į kitas metas. Šias metas ne ant visų te uždėjo, tai kitas metas reiks dėti ant visų. Kas renkat pikį, šiaip rekomenduoju. O gal kas nors su kitas tinklelės renkat, gal galit pakomentuoti, kaip jumės, nes mačiau ir tokie tinklelė, kur kvadratukai jau tokie jau gan didelį ir tai irgi būtų įdomu sužinoti. Nu, tam kartu užteks, žinau, maža keltų viduosikų, bet tep noris kažko parodyti, ko da nesurodys, o kas veizat manom pirm kart, tai pasiveizėkit iš anksčiau viduosikus, kurias sukėlis. Būtų smagia, ką laikėlį paspaustumėt, parašytumėt kokį komentarėlį vieną kitą. Ir teik, susimatysiam kitam viduosikį. Ate!